Šiame vaizdo įraše analizuosime augantį Turkijos įsitraukimą į kovą prieš Rusiją. Čia Turkija jau laužo savo senąjį neutralumą, nes Rusija kaltina Ankarą padedant Ukrainai paversti Juodąją jūrą naujų mūšio laukų prieš Maskvą. Rusijai tai tampa tylia košmaru, nes po to, kai Rusijos pajėgos smogė Turkijai priklausančiam laivybai, Turkija artėja prie Ukrainos ir ruošiasi bausti Maskvą jūroje. Pirmasis įspėjamasis ženklas atėjo iš pačios Maskvos, kai Rusijos šaltiniai pradėjo kaltinti Turkiją padedant Ukrainai Juodojoje jūroje. Kaltinimai buvo sutelkti į Turkijos orlaivių patruliavimą regione, kurį Rusija pristatė kaip su karu jūroje susijusią veiklą. Su šiuo teiginiu Rusija pradėjo keisti savo retoriką Turkijos atžvilgiu ir ėmė vaizduoti Ankarą kaip kampanijos dalį, kuri daro Rusijos judėjimą Juodojoje jūroje pavojingesnį. Šis susirūpinimas kilo dėl to, kad Ukraina sugebėjo apsunkinti Rusijos judėjimo per Juodąją jūrą apsaugą. Ukrainos pajėgos taikosi į karinius laivus, spaudžia Rusijos laivybos maršrutus ir kelia grėsmę jūrų koridoriams, kuriais Rusija jungia Krymą su savo pakrantės užnugariu. Tikslas – pagauti Rusijos laivus, palydas ir tiekimo reisus, kol jie dar juda atviromis jūros dalimis. Bet kokia papildoma pagalba sekant šį judėjimą suteiktų Ukrainai daugiau galimybių aptikti tuos taikinius, kol jie dar nepasiekė saugumo zonos. Šie kaltinimai pasirodė tuo metu, kai Turkija jau tolsta nuo savo senosios pozicijos tarp Rusijos ir vakarų. Daugelį metų Ankara prekiavo su Maskva, liko NATO viduje ir išlaikė manevro laisvę Juodojoje jūroje. Dabar ši pusiausvyra keičiasi, nes Turkija dar kartą patvirtino, kad nepripažįsta Rusijos įvykdytos Krymo aneksijos, o rusiškos Urals naftos importą sumažino nuo 300,000 barelių per dieną praėjusiais metais iki maždaug 160,000 barelių per dieną šių metų gegužę. Santykiai su Vašingtonu taip pat gerėja po daugelio metų įtampos dėl Turkijos įsigytos Rusijos S-400 oro gynybos sistemos, dėl kurios Autoavai pritaikė sankcijas ir pašalino Turkiją iš F-35 programos. Dabar vėl atnaujinamos derybos dėl F-16 naikintuvų, o Autoavai pareigūnai netgi svarsto galimybę Turkijai sugrįžti į F-35 programą. Rusijos spaudimas Turkijai jau buvo peržengęs žodžių ribas dar iki šių kaltinimų pasirodymo. Gegužės pabaigoje Rusijos pajėgos smogė Turkijai priklausančiam sausakrūviui Antei, kuris plaukė iš Odesos regiono į Turkiją, sukeldamos gaisrą ir sužeisdamos 2 įgulos narius. Vėlesni kaltinimai Turkijos patruliniams orlaiviams suteikė Maskvai būdą paaiškinti spaudimą, kuris jau buvo prasidėjęs. Pristatydama Ankaros veiklą kaip Ukrainos Juodosios jūros kampanijos dalį, Rusija bandė ištrinti ribą tarp su Turkija susijusių laivybos ir platesnio karo jūroje. Toks spaudimas rizikingas, nes Turkija nėra šalis, su kuria Rusija galėtų elgtis kaip su eiliniu Juodosios jūros veikėju. Ankara kontroliuoja sąsiaurius, jungiančius Juodąją jūrą su Viduržemio jūra, todėl turi milžinišką įtaką judėjimui į regioną ir iš jo. Turkija taip pat turi karinio jūrų laivyno ir oro pajėgų, galinčių demonstruoti jėgą visoje jūroje, kaip parodė neseniai vykusios Mėlynosios tėvynės pratybos su fregatomis, povandeniniais laivais, patruliniais orlaiviais, dronais ir bepiločiais paviršiniais laivais. Jei Ankara bent dalį šių pajėgumų priartintų prie Ukrainos pastangų, Rusija susidurtų su didesne žvalgyba, didesniu dronų spaudimu ir didesne rizika kiekvienam judesiui, kurį bandytų atlikti Juodojoje jūroje. Rusija nebesusidurtų su spaudimu tik iš Ukrainos pakrantės, bet ir iš galingos NATO valstybės, kontroliuojančios pietinį jūros vartą. Apskritai, Rusija daro rimtą strateginę klaidą, nes spaudimas, kuris veikia prieš silpnesnius kaimynus, neveikia taip pat prieš Turkiją. Ankara turi savo karinį svorį, savo regioninės ambicijas ir ilgą patirtį į grėsmes atsakyti didindama savo įtaką, o ne atsitraukdama. Jei Maskva ir toliau bandys gąsdinti Turkiją kaltinimais ir atakomis prieš su Turkija susijusią laivybą, ji privers Ankarą atviriau bendradarbiauti su Ukraina ir įklimps į konfrontaciją, kurios negalės lengvai kontroliuoti. Artimiausiais mėnesiais Rusijos bandymas atbaidyti Turkiją nuo Juodosios jūros vietoj to pavers Turkiją kur kas aktyvesnė jėga prieš ją. Norėdami pamatyti necenzūruotą kovos vaizdo medžiagą, kurią naudojame šiame reportaže, apsilankykite mūsų interaktyviame naujienų žemėlapyje. Čia mūsų nevaržo YouTube taisyklės ir pagaliau galime parodyti jums visą neiškirptą tikrų įvykių versiją. Tačiau dar svarbiau, šis žemėlapis suteiks jums prieigą prie visų mūsų reikšmingų įvykių analizių, kurios gerokai pranoksta tai, ką galime įtraukti į trumpus kasdienius vaizdo įrašus. Galiausiai, oficialiai pristatome 2-ąją mūsų interaktyvaus žemėlapio kartą.
Tai, ką dabar matote savo ekrane, yra gerokai patobulinta ir daug galingesnė žemėlapio versija, turinti dar daugiau pažangių funkcijų ir naujienų analizės įrankių. Naujojo žemėlapio pristatymo proga taip pat skelbėme 50% nuolaidą visiems prenumeratos planams. Pradedant vos nuo $4,99, jūs ne tik gausite išskirtinę prieigą prie žemėlapio, bet ir atrakinsite visus mūsų išskirtinius strateginius atnaujinimus, fronto apžvalgas ir strateginės geopolitikos vaizdo įrašus. Tad apsilankykite nuorodoje aprašyme ir tapkite išskirtiniu mūsų bendruomenės nariu. Nuoširdžiai vertinu kiekvieną, kuris prisijungia prie mūsų, jūsų palaikymas mums reiškia labai daug.